Aš esu Skaudėškis, apsigyvenau Vilniau ir, supant, ką Vilniau gyveni, priprant prienų, ir aš jūs viso atsiprašau, esu pradėjęs bišą aukštaičiauti. Gyven Vilniau 20 dienų, ne, 19, vien dieną sutraukau, kol nuvažiavau. Ir aukštaičiavimas man toks, bei to, labryt, aš sakau, labas rytas. Aišku, ilgiau reikia sakyti, bet tas pensininkas laiką turi, meigt lik 12, įsakyti, kaip į nebrę. Žiūrėk, visi kesi Žemaitis, ir mes, teisingas, niekuomet nesisakiau Žemaičių kalbos, vis laik šnekėjau, stebėdavaus tas, kad nori aukštaičiauti. Kai pradėjau mokytis Vilniau, pamačiau vien vyruoką. Šnek, liktai aukštaitiškai įtarka Žemaitis. Sakau, a tu kartas ne Žemaitis? Ne. A nemeluoji? Ne. A tekra? Nai. Dabar į Žemaičią bunką nesusišnė. Buvo viena man, valiau čia nesinė. Ir suprantat, žiūri, pas draugą buvau, tų svečių nepažįstu. Žiūri tokį vien vyrą, į badau nusprėti. Ans geras žmogus, a blogas. Ir tu savo draugų jubiliatą klausus. Sakau, kas jums toksai? Sak, man draugs. Sakau, ans geras. Tas geras, kol nuvers. Dabar, esat, teisinga, jeigu šnekėsiu kaip Žemaitis, aš turiu temos visą valandą, bet aš šnekėsiu kaip Žemaitis, aš išsisuksiu per 20 minučių. Juk žinot, kaip Žemaitis šneks. Aš girdėjau dviejų vyrų pokalbį, tuo kildu, kad neįmatum, ir atsiminti. Sutartik, du Žemaitė, 15 metų nesimatė, apsikabin, susibučiau, ir prasidėjo ilgs pokalbis. Labs Petra, labs Kazimiera, ką besilaika, po biš, po kapto, kapito, kur begebi. Ten pat, sukau, su tau pat, kapi aš, abeiški, čiut, voto, migram, a jau pensija, voto, da ne, ta tebdyvi, voto, kap kume, kubedėvi, šiautau, keik uždėvi, šeik teik, voto, litteik, keik, ta keik, dar iš pasišnekėjai, išsiskyrė nuod, o to vien Žemaitis žmon sak, kuo jo teik ilgaro kavutis. Žena, teik met nesimatys, tos kalbos daugiai. Šventė graži, nuotaika jų visą puikiai. Nuotaika iš žmogaus gali atimti pinigus, gali atimti sveikatą, gali atimti net protą, gali atimti net norą dirbti, bet nuotaikas niekuomet netims. Mažas epizodėlis apie nuotaiką. Sutikau pažįstam, toks biš nusimėlis, sakau, kas yra. Sak, nenorėdam, sugadinau žmoną nuotaiką. Sakau, tokių padirba. Tas ir įsak, kad niek nepadirba. Ūkų tu nepadirba. Sak, ne, žolės nupjoviau, ne daž palaistė. Vodikute, ką man patiem, sak, suged nuotaiką reik dirbti. Taip, rot, vargstu, stengaus, o nieko neįteikti. O kuo tu stengis? Aš stengaus mažiau gerti. Ir kaip tau sekas stengtis išein. Mažiau gerti, nikam. O kuo žmonda dar? An išvis nesisteng. A jan gerti? Ne, an nesisteng man suprast. Tas sakau, negera. Aiškia negera.
Tu įsivaizduoji, kaip iš šeimos sunku, kad tik viens tas įsistengia. Žinok, nebenori, nei žolį pjauti, nei daržą laistyti. Žiūrėk, aš jūsų dabar nenuvarginčiau, nes jau taip įpratis, užkart susitarkėm. Jei jums patiks, ko aš čia pasakoju, ir norėsit, kad aš tau savo pokalbį pratęsčiau, jūs kelkit 10 rankų. Jeigu nepatiks ir norėsit kažko gero baigčiau, jūs kelkit 2 rankų. Man tas pats, aš neskiriu, kur kairė, kur dešinė. Daug kas stebas, kodėl aš neatskiriu kairės rankos nuo dešinės. Aš sakau, o kam atskirti? Žmogau abi rankos yra reikalingas. Viens dirbs su kairė ranka, kits dirbs su dešinė, kits nedirb ne su vienu, bet valgo su abiejom. Mokslas ir išaiškins, kad žmogaus galvoje į 2 smegenų pusrutulį, katrai duod komandą rankoms, kur reikia daryti. Jeigu vyro to komandą duod žmona, anam taip pusrutulį kaip nebereikalingi. Nu, nebent pusiausvyrą išlaikyti. Žmogaus nuotaik svirau, bet vien stora vien, akėta, nuotaika priklauso nuo to, kokius problemą sprendė. Atei žmogelis pas daktarą, jis sako, pas psichiatrą. Čia nebent pas kokį daktarą, o pas psichiatrą. Daktarė sako, turiu problemą. Daktaras sako, nu, parodyk to problemą. Neatsinešiau. Ar užmiršai? Nesakau, neradau. Žmona numiai tvarkės, bus kur nors užkešus ar išmetus. Užuojau, sako, tu turi problemą su žmona. Turiu, sako. A jūs parodyt? Parodyk, sako. O kur rodyt? A žmona, a problemą. Sako, rodyk abėdį. Sako, žmonos neturi. Žmonos neturi, ta problema turi. Nebė žmonos, nebė ne problemas. To gyvenk į džiaugs. Jie sakė, iškėla kiek problemų. Nemoku gyventi be žmonos. Šuokratėlį čia vienam kaimelį rengė, ėjo žmonės kandidatą, katrai bus šokėjas, katrai pretendau. Nu, komisijai buvo sudaryti, leip parodyti, ko mok šokt, kurku, muzikėlį klaus patikrint, ir atei toks gražia naugis vyrs. Nu, matos, kad šokėjai šuvės. Anam sako, nu, daug metų žuv, 30 metų. Nu, geras, prasisau, balsiau. Nemo. Sutrei polkut, nemo. Pusaka daug metų žuv, 30 metų. A pagal kokį muziką šokį? Pagal žmonos dudenį. Atvažiuodams čia norėjau organizatoriams atvežti kokių dovanų ir sugalvojau nupirkti sūrį. Manui, pasiunt manim į turgų, buhalterį, sak žiūrėk, kad sūris būtų su PVM nedaugiau kaip 5 eurų. Nuėjau į turgų, išsirinkau gražų sūrį. Jau noriu mokėti, sakau, kiek tas sūris kainau. Sak, 3 eurų. Sakau, va, čia su PVM. Ne, čia, sak, su razinkom. O sakau, su PVM neturit. Anu škartau krūvą vert. Čia, sak, su česnaku, čia su paprika, čia su peperas. Nu, žinok, sak, su PVM neturi. Iš pat rytmet vis išgrobšt. Sako, kiek duotum, jei tas sūris būtum su PVM? Sakau, 5 eurų. O jas man sako, atek ryto, aš tau sūrį suslėksiu. Aš išėjau, ant šnekėjus, ką paskui sužinojau, šalim su kolegi, kur kiaušis padaryti. Sak, kas tas PVM toks yra? Tas sak, nu, aš anu gyvą nesumatys, bet kiek žinau, viskas gal anu grobst. Na, va, sako, užsinebliai. O tas sak, 5 eurų daug iš to padaryti.
Sak, tu sakyk, kad tau su PVM, kas ten supras, daugiau droskas, prieskonių, nu, taip jie nutarė. Bet kėdėina aš apsirgau, nuėjau, manu įpeikti. Aš pasakojau, kur tas sūris, kur, anai, ratau sūrinį, sumokėjau už to sūrį, su PVM 5 eurą, ant šalin, veistu kaip pats sūrę sudėti. Sako, kiek tai sūrė? Tai sako, putis euras. O dėkui, tai kaip 5, anai sako, veis be PVM. Sako, kuo jūs nori pasakyti, kad vos nepos sūrkoins sudar PVM. Jo, sako, kiek turėjau, vis sudėjau. Dabar, kai kas jaukas, kas nejau jaukas, kaip ten bebūtum, kad manėm patekidėtum, vis tiek iš jūs būri atsiras žmonių, katriems mano kalba patinka. Aš vien ką aš nekėjau tokiam renginį, į pirmuojant spreiti nuotrišką, apkabėlę, subučiavo, sak, dėkau tau didelis, po tau pasirodym, aš visai kitaip matau pasaulis. Visai kitam akim žiūri į realybę, į gyvenimą. O sakau, kuo aš toks stebuklink padariau? Suprant, sak, aš visą gyvenimą sunkiai dirbu, apkirėjimą dirbu, norėčiau ją pavargau, bet reik pinigų, reik uždirbti, į niekap negalėjau apsispręsti. A mes to dar, a ne mes. Ir dabar, kad aš pasiklausiau, supratau, kad geriau vis dien sunkia dirbti, negu valandą tais klausytais. Dabar apie pozityvis žmonės. Sutikau draugėlį, pareinant, linksmus, sakau, iš kur tu pareini, iš darbo. Pasakau, tu esi išgėris, sakau, sak, tu nemata, koks aš būnu darbė. Sakau, ku tu dirbi? Moteris. O kur? Galanteris krautuvė. O kur tu ten dirbi? Sak, prisiger kaptoš, į golių vitrinu tarp rankinokų. Nu, sakau, žiūrėk, aplankyk, kuomet nors įsvežs. Sakau, kur tu gyveni? Vileišį gatvė, numeris 10, pirmą laiptelį nukraštą. Sakau, nu ką tu nukraštą? Koks tau skirtum, sako, vien laiptelį tiek. Nu, sakau, kam tu manavoji, kam tu sakau, nu, pirmą nukraštą. O ką reik sakyti, a pirmą nupašalį. Ne, sakau, iš vis tu laiptelis nemenavau. Tu sakyk, už ką būta. Nu, į koj būta ateiti? Man būt, saky, 9, bet tu ek į 6. O dėko, sak, man vienėlį, kur laik 9 numerį viršutinį iškreta, į vyr 6 būts. Bet sakau, tam numerį turbūt juk į 6 būts. Mūsų numerį 6 būta nie. Kaip sakau, gal nebūt? Tas, kur tur 6 būt, anam abėdvi vienėlis iškreta. Nu, sakau, iš jūs jauks vis noms. Labiausia, sak, jauks ir nesuprant, kaimyns iš 8 būt. O sakau, kodėl konstatuot? Anam irgi vienėlį iškreta, bet anu ką, buvo 8, taip į paliek 8. Arba apie negatyvą. Ai, apie negatyvą. Dovažiavau į svečius pas draugą, žiūri, anu kaimyns, augen veštas. Vien vakar žiūri, un slep, un aukščiausias veštų laktas, kartelis tos. Jie atsisėds, žiūri žemyn. Sakau, ku tu čia dara? Sak, mėgstu karts nu kart pažvelgti į Lietuvą iš paukšt skrydį. Nu, ir sakau, ku tu ten mata pažiūrė? Nu, kuku, šūdas. Nu, tak sakau, tu lik, nu, tus laktas, žiūrėk televizorių. Na, žiūrėjau. Nu, ir ką, tau pat šūdą ruoja. O apie linksmus žmonės vėl irgi. Pasako viens vyruks, sako. Pasako, kad su žentu remontavo stogą ir abudu nukreta. Ir un steik linksma pasako, jes, nu sakau, ku tu tik džiaugys. Suprant, sako, žens už manėm 20 metų jaunysnis, o aš pirms nukretau. Kas sako, vėl pasako, sako, lepau į obelį, genėti, paslydau, iškretau, ir kol kretau žemyn, man vis gyvenėms, ką film, tai išaks prabėga.
Ano draugs saka, kam tu karys juobi? Aš ką nu taburetę krent, saka, man tas gyvenimas kažkoks pabėga. Aš saka, tu dažna krenti taburetę. Savaitė kart. O dėko, saka, tam filmį tokių gerų veitų, kur nori prisiminti. Energetiks ministerija gaus 100 milijonų, čia tikri fakta, gaus 100 milijonų eurų infrastruktūrą gerinti, į ką žmonėms atpektum elektrą. Atvažiuojant po metų komisijai, pažiūrėti, ko nepadarė, nieko nepadaryti. O 1 100 000 nebėra. Jis man sako, pavogyti? Ne. Pasisavinut? Ne. Un kur dėjom? Paleidom vėjas. Nu ir kas toliau? Prašysiam 10 milijonų. O kam? Prieš to vėjai pastatysiam vėjų malūnus. Yra negamins elektrą. Ne, anei pūst to vėjai toliau, kad tas vėjas atšaltų. Nu kas toliau? Prašysiam dar 5 milijonus. Ir prieš to šaltą vėjai statysiam garą mašinas. Tos garą mašinas kels į viršų galą, šalts vėjas es prie to garą ir susidarys megla. Ir kur to megla dėsti? Pusėm liaudė į akis. Kies dalyks dar žiūrėk, kad bandau pasiektum žmogų, gerams bandau. Anau pumpau siurblę. Siurblę naudo elektrą. Kai elektra pabrinks, siurblių darbs pabrinks vandau. Pabrinks vandau, brinks elektrą. Žmonės klaus dėl to. Energetiks ministerijai brinks dėl to, ką vandau sok elektros turbinas, katros gamin elektrą. Ir brangesnis vandau sok, gaunant brangesnį elektrą. Ir taip, nuo vandens lyg elektros viskas brinks. Ir kažkas iš liaudės įsižiūrėjo. Sak, juk negerams vandau sok turbinas, o Nemuno vandau. Užal, tikras, perskaičiau, elektrą dar labiau pabrinko. O dėkui, brogė. Sak, suprantat, Nemunas tek pro tas turbinas ir tik 10% vandens tiesiog tas turbinas. 90% plauk pro šalį, be jokios naudos. Susidar didelį nuostolį. Ir kur ans dėti? Į elektros savikainį. Dabar vėl grįžtam prie Žemaitį. Kalvas Aukštaitė žmona su Žemaitė Antanai, ar tu mane myli? O kas jį? Na, nieko nėra, ar tu mane myli? Kas nors netė? Ne, viskas gerai. Ar tu gali pasakyti, kad mane myli? Va, nebuvau sakęs. Buvai sakęs, bet kada tas buvo, prieš 40 metų, kad dabar atsimenu, sėdėjom ant suolelio, tu laikei mano rankas savo rankose, 2 valandas tylėjai ir paskui tarei, aš tave myliu. Ar tu atsimeni? Aišku atsimeni, tik niekuomet nesuprantu, kaip man tuomet išsprūdė. O sako, ar dabar negalėtų tav išsprūsti? Galėtų, sako, galėtum, a tu gali palaukti. Nu, o kiek, 2 valandas? Ne, 2 paras. O kodėl tiek ilgai? Nu, aš nebes toks jaunas, kaip jaunystė. Toks greitis, kaip jaunystė. Dabar vakščio virs Putrova. Kažko skaičiau, nu toks susirūpins, kažko skaičiau. Ta žmonės sako, kuo tu čia tai skaičiai? Sak, tokiam Vasiliauskiau, paskolinau 3 kartus po 5 eurus. Ir jums vis laik žadėjo atidauti 2 Vasiliauskį. Jie pinigų ne. O dėkui, ta žmonės sako, nam davė. Nu, praš, glosti ir išprašti. Aš geros širdelis, nam davė. Daviaus, aš skaitau, nu, aš mane išdūrė. Neveltau žmonės sako, kad geras širdelį, pliks sabinėlį. Tu žmonės sako, nu bet jis, moja, tu nepažįst Vasiliaus. Sako, iš kur tu žinau? O tu anam davė. Nu daviau, bet kuomet tas buvo, prieš 40 metų, prie Tarybų sąjungos, prieš 40 metų. Tu ko tu sako?
rublės davė. Ne, sako, rublės gava. Puškau gava. Už to, ką davė. Ir kaip tu davė? Kaip tai to? 3 kartus po 5. O kai gava, 3 kartus po 3 rublius. Tam stojasi ne išdūri. Išdūri, bet ir atsiskaitė. Šo koks įdomus verslo modelis. O dėku to nam davė. Nu, saprant, ka aš jaun buvau toj pat kapitu to dabar. Ger širdėl, pliek subinė. Žiūrėk dabar, 3 savaitę man buvo viš sveikat sušlubavus, dajau prie doktor. Dabar žinot, viską apsunkia prie doktorų prie. Nu, kaip paspartintų reikalų, aš doktorau daviau $50. Na, on toks asiveips, na, gera, sak, atliksiam tyrimus. Ir dabar čia atvažiuojant, man skombint, sak, turiu gerų žinių, atlikom tyrimus. Nu, sakau, ku tyrimą rodo? Tyrimą rodo, kad tau $1 geri. Vėl to žmogelė šneks. Vien sako, daktarų rek daug už kažkokią operaciją €100. Tas kits sako, rek, ne, daug, to 100. O dėkui, sako, dėkui daugiau. Sako, mums tur dalintis. O kam mums kažkam tur duot? O kam mums davė kažkokiam Hipokratov? Dabar šnekas du vyra. Tas vien sako, a tu girdėję, ka Vasiliauskis įsitojęs Meilužį. Ne, sako, negirdėjau. Va matek, kaip Kerbauskis su Petrauskin dėl tvoros plėkis. Nematau. Nu, jas, matau, suslaikot negirdėjau. Net tu girdi, net tu matau, tau reikia prie doktorų. Nu, prie doktorų. Neins prie doktorų, na, nu, susitink. Nu, sako, daktaras pasakė, toks pat ligonis, kaip ir aš. Neuns girdėjai, ka Vasiliauskis Meilužį tur, neuns matė, ka Petrauskin su Kerbauskin plakas. Nu, sako, pripuik tu daktarą, brat, prie oftalmologų. Žodžiu, sako, aš nešgirdėjus tu. Tai sako, tau negera, jei tu negiri. Tau reikia prie otorino laringologų. O jas, man sako, kaip aš iš to, kaip aš prisiregistruojusi. Nu, sako, bandyk. Susitinka, nodam, po savaitės, nu, abava prie to otorino laringologų. Eik, sako, be savaitę važdu. Buvo pas proktologų, pas venerologų, pas onkologų. Dabar parein iš ornitologų. Usok, kaip tu pasano atsidūrė? Nu, sako, man pavardė Žvirblis, gal supainioji. Nu, į kūn tau darė, sako, paskėpį, nu, paukštį grip. Tas draugs sako, tau reikia eit pas logopedą ir išmok starti otorino laringologą. Nu, susitik, vėl anot po savaitės, abava. Nu, į kūn. Как įdoms tas daktaras, pasodin man, jis sako, įsižiūrėk, į garsą sakyk A. Aš nuklaus, A su nosin, a B. Un sak B, aš sakau B. Un sak su, aš sakau su. Nu, išmokėnu, tartu otorino laringologą. Sak, išmokėnu, bet leip dėl visą kopek, net pas psichiatrą. A buvau pas psichiatrą. Buvau, nu į kap, kiek sak, prisijaukiau. Pasakiau, anam sakau, ištark otorino laringologą. Neištark, ležiu, spens, vaks, prakaitau. Aš anam sakau, a tu toks žioplus, a tik apsivin. O kūns tau sakau, man sako, tu toks dorns, a tik apsivin. Žmogelis, ne, prie doktorą. Sapant, pradėti pokalbį. Daktaras sako, mes ateinam pas jūs pas daktarų, iš jūs norim. To, ano, įsipasakojam. Sak, o jūs, daktara, niekuomet nepasakot, ko iš mūsų nori. Tas daktaras sako, nu, mes niekuomet pacientams nesakom, ko iš jūs norim. Jūs turit patys susigaudyti. Mes jį susigaudom, daktarį, ko jūs turit, bet niekap nesuprantam, kaip. Vien sak 100, kit sak 200, ir neapžina, kino beklausyti. Tas daktaras sako,
reik klausyti savo širdis, ant geriausia pasako. Tas žmogus sako, nu paklausykė man širdis, ko ant sako. Daktaras pridėtų stetoskopą, paklaus, nu ku, tau širdis sako, kad nikuomet nebus per daug. Jis, aš sako, sveikot, doktor. Doktors, bujėsma apie sveikot, aš įmėšlį, kur tu leik, viskas nebelaik, vek lauk, kas pacients man slauk. Tas žmogelis sako, man žmon tepi sako, tu nemoik bendrauti su daktaras. Per mokėk kalbėtis, ir tu netek prie daktarą. Tas daktaras sako, tau žmon labai gerai sako, per mokėk, ir tu met kalbėk. Nu dabar sakėk lauk, palik kabinet, manimi kabinet. Daktaras sako, o aš palikčiau jums. Turi ko palikti? Turiu. Kodėl ko užkart nerodė? Nu subun, daktar, klausiau savo širdis. O ko tau širdis tau sako? Man širdis sako apie jums, ką sako. Per daug. Daktar sako, per daug nebus. Ne, sako, per daug neskubėk. Vis mes suspėsi daug. Nu, kodėl ko nedavė dabar? Nu, vat, laukiau, kuo metame vidau. Ir ko dabar darysiu? Nu, daktar, gal aš jums kaip nors įduosiu. Nu, gerai. Ko tu nori? Sėsk ir pasaku. Tik tą greitą. Daktar, kas greitą? Aš sėstis, pasakot. Tu, dabar toks buvau ornitolog, paskaito, labai gražiai pasakoja apie paukštelis, ką panegi savo gyvenimą, kaip tvarkos. Ir po paskaitos galėjau užduoti klausimus. Ir aš prie jais paklausiau, sakau, jūs pos gyvenim, profesorė, praleidot stebėdams paukštelius, ir pos gyvenim praleidot tarp žmonių. Ar reikia kažkoks panašoms, stebant paukštelis ir gyvenant tarp žmonių? Įsa, o koks, sakau, teik stebant paukštelis, teik gyvenant tarp žmonių, labai reikia stebėti įsaugotais, kad tais nieks neapšiktum. Čia Darbėnus, Kretingos rajone, gyven toks žmogelis, ir uns gyven dviejų galų trobų. Vienam gal gyven anu tėvelė, kitam gal gyvenant. Tai tėvelė sulaukė garbingo amžiaus, nusimirė, paliek šį pasaulį į tavontą trobos galą. Nors galvo, aš išnuomosiu tavontą trobos galą, gal prisidoriu prie pensijos. Ir idėjai skelbėm, jeigu kas labai nori gyventi, ateik pas manim, nes man antras gal stov laisvas. Nu, ir pasipyliu skelbimą, vis hi, ha, jiems norėjo mesti reikalą, ir paskambin vieną vakarą moterišką, sako, jūs nepykit, aš nesu vulgari, atsiprašau, jeigu kartais jums keistai pasirodytų. Tataratara, un sako, pūn, sako, ko jūs taip miglot, aš ne, ko jūs turit galvot, taip šnekėt. Nu ką, tai jūsų antra galva. Un sako, ko jūs taip nedrausę šnekat, sako, jūs sakyk teisę šveisę. Ne jūs galvojat, ką man svarbu, jums tik keišti, jūs jau laikykitės ir turėkitės. Sako, sakykit drausę. Nu gerai, sako, asenėtas jūs antras galas stovi laisvas. Nu, sako, jau 2 mėnesiai. O dėkui, sako, taip ilgą laukit. Sako, būčiau irgi laiksanu, bet manim paprotint kaimynį. Ką šana parodė, man sako, jes, Mark, puik tu tortą turi, sako, tu demonstruok, rodyk žmonėms, viską taip. Nu, aš tą nedrįsau, sakau, kaip čia, kaip sako, kit netuik siškiš, vykiš, sako, tik būk draugs, laikyk galvą iškėlsi, tu pamatysi tavęs, ką per šveistą. Ta moteris sako, tai gerą kaimyną turite. Nuostabi moteris, sako, aš pasakiau, kur turi, sakau, gal užėjti pažiūrėti. Geras, sakau, šitą pupėjį šoks pusvalandžio iki malonaus. Ar ir šok, net tą žodis, likti namų užlėk. Nu, sakykit, prašau, iš Kaunietį, ten atrodo, sako, tai kiek jūs norite už tą savo antrą galą? Pūn sako, a jūs tikrą norite, a tik apsiaustyti? O kodėl taip klausyti?
Saka, ka žmonės saka, paskombin, nieks nenori atvažiuoti, pasižiūrėti, vis klausinėjai, įklaus. Nu, koks tas jūsų otras galas? Nu, aš sakau, plius minus standartinis. Kaip atrodo, kaip navas. Bet dar keli, bet ką pasako, keli savininką, nu, man tu įgzlas paėm, aš jau neaptarus. Ir dar galų galgi sako, o kur stovi? Nu, sakau, ten, kur pastatyts. Kur pastatyts? Kur keli? Susinervuoji, numetra gėlį. Nu, ta punė sako, vis dėlto sakykit, kiek jūs prašau už tavo antrą savo galą? Nu, man šuogeris už dvigubą mažesnis gauna 50 eurų. A čia už valandą? Už valandą? Ne, čia sako, už mėnesį. O kodėl taip maža? Nu, sakot, matot, dar vienos didelį konkurenciją su to. Su tas antras laisvas galas mūsų čia įdaug. Bet mūsų gatvėsim. Aš, Vasiliauskis, Petrauskis, ir dar Beinurin su antroji gal pradėjo lysti mūsų to. Už kur pas Beinurin antras galas? Na, dėt merdams palik. Udėkus, kopus gali palik. Nu, sako, aš įkaps nenusineš, į ką gyvs buvo, tik ten naudoju, žinai. Nu, į ko ta Beinurin son dar? Nu, kuko, ar ana moteriška berė? Ja, nerik, ana tik viens rūpės privežyti. Udėku privežyti, nu, koks grybėlis nesimestum. O pas jūs sako, vis gerai, ne, man sako, vis veks. Ja nuot pun atvažiuok ir apsižiūrėk. Tik nevažiuok trečiadienį vakar, kad jung elektrą. Nes tumsu, žinot, apgraibom, nelaba gali susidaryti vaizdą, nu, bet jie pateks, galite išmėgoti, jei jums vis bus tvarku, rytmetį aptarsim kainas. Ta pun sako, tai gal jūs pas mane atvažiuojate? Man žinoj, on savo būt buvo įsivesti, tam kontram gali radiatoris, ir jo išėjim palik. Sak, pon, man antrą gal reik šildyti. Ant sak, šildykit pas mane. Nu, pon, sak, Bogedės irgi išmaniusius nomus, kad kitur būdams gali jungti šildim, tarara. Sako, man netoks išmans, a ko trūksta? Nu, reik kažkoks bandymus atlikti. Nu, sako, atvažiuosi, išbandysim. Reik kažkokį praputėm daryt, atvažiuok ir prapūsim, sako. O, pon, aš gali prapūsti? Nu, galiu. Sako, gal galėtum, nors nedidelį mokys mums tam to gatelė visiems prapūsti. Prabod man sąžinį. Kam į prabodus, to jausim žinot. To, vien man prikaištau. Tu to apgava, to neištesėja, tu pridirba. Ir pasiskumbė daugelio. Saka, prabod man sąžinį, ir ką prabod, neapdod man ramybės, prikaištau ir prikaištau. A tu įsivaizduoji, kaip man įsunkia? Sak, man, pelna aš taim suprantu, man žmon tokį, kaip tai prabund ir prasideda. Tu nepadirba, tu apgava, gėds parėje. Nesakau, su žmonu gali susituoti, o su sąžinį, niką. Man sąžinį pasakė, pirmo eilė aš, o tik paskiau pinigą, turtą. Tas draugelis sako, kiti, mano žmona pirmo eilė pinigą. Nu, negalbūt, tikra, kaž dar pareina. Algu deina nomiai, ane stov tarpdurį ir klaus, kur pinigą. Ir tik tuomet, kai aš pasakau, ką algą pragėriau, ant klaus, kur tau sąžinė. Pat klaus ir pat atsako. Tu sąžins neturi, tą nusai nepragėrė. Aš nesakau, kaip aš galėjau pragėrti, tu ko neturi. Ir svarbiausia, už mėnesį vėl ant manęs klausia, kur tau sąžinė? Nu, sakau, tam už tvies algą pragėrė. Ko tu, sak, nebūk kaip aš žmon, kaip aš gali pragėrti, tu ko neturi. Manim už jokam iš darbį išmesti. O ko žmon besako? Nu, ko ant gal sakyti? Dabar aš kalbu. Poni, sakau, turi 3 darbus, gauni 3 algas. Kur tau sąžinė iš manis bedarbį pinigų kaunyti? Seniau, ypač moteriškai, susivardavo, ir koks būdavo paskutinis argumentas. Pasikėl sijon ir parodė savo oponentą plekų užpakalį. Buvo didžiulį nepagarbą, nekultūringoms. O šias laikas čia ir performances. Ir tu pats kalts, jeigu matydams tavo atkištų men kūrinį, nesusigaudo, kur tas reiškia.
arba kūno kalną. Dabar matau, kūno kalną. Įvyks mūsų šeimų, vis užmet žmoną par nos, atvažiavo policija nusuimti. Tas vyrs sako, aš nekaltas, žmona kaltas. O kodėl? Han sako, neskait mano kūno kalbos. Juk mat, ką aš užsimojau, galėjai pasilenkti. Paskambinau į ministeriją, Vilnių būdams, norėjau darbą gauti. Žinojau, kad vieno kažkokių ministerijų dirb man pažįstams, Petraits. Aš sakau, labą dieną, a gali pakviesti telefoną Petrait. Sak, pas mus toks nedirba. O sakau, kas pas jūs dirba? Jeigu atvirai, niekas. Iš to didelį auditoriją atsidūrė tik antrą kartą gyvenime. Pirms kartas buvau, kad Kretingo papauliau po mašiną. Žinok, irgi susirvyk. Ne taip daug, bet irgi klausės, vežėjus. Man fotkin viens kits, man net nepadoru to asfaltą voliuotis. Aš kraštelį vardur prisėdau ir klausaus, kas kur šnek. O Kretingo žmonės labai, tokie jaudai. Šnekas do vyra, čia buvo prieš kokius 4 metus. Tas viens sako, gail žmoga. Tas kits irgi sako, į man gal. Ką tu galvoji, a ilgą trauks šįmet Žalgiris be Jasikevičiaus. Moteriškas vėl šneks. Tad viens sako, jes, man gail, koks vaizdas, liūdnas vaizdas. Kits sako, siaubingas. Tu žiūrėk, kaip mums apsirengęs. Kelnis, zomšins, švarkslam, gauds, kojins, bals. Nu kaip toks ir gali išėti, nieks nesuderint. Žinok, ir aš tokį partrenkčiau. Atbėg kažkas pavėlajus. Kaip čia buvau, nematėjau, kas man kaip čia buvau, gali pasakyti. Nu kaip? Ei, žmogus po darbą, išvargis, apsižioplin ir papaul po mašiną. Tu matą, kad darbį neišsimėti. Reikėt matiškelį, tu matiškelį sako, kaip jautys, kaip jį. Nu sakau, skaud, labą. O kas per skaudus? Nu sakau, toks boks. A kaip man Petrus. Sakau, nu kaip čia jums pasakyti? Sakyk, drausiams jau 3 metai kaip amžinatės. Parei vyrs nami Petrauskas. Vasiliauskas parei nami iš Petrauskų. Sako, kad tu matytum, kaip anot gražiai bendrau. Petrauskas savo žmona, tu man zuikut, tu man kiškut, tu man saulelį. O sako, tu kada nors pavadina manim Saulė. Nu, kad ta sako, tai aš neįmanom pavadinti Saulė. O dėku, Saulė, kai toks didings, gamtos įdaug, Dievo kūrinys, metus kart vis tiek nusileidė. O tu per 30 metų man ne vien kart nenusileidė. Nu, bet aš sakau, jei nusileis, bus tamsa. Jei to man nusileis, man į naktį bus šveis. Ataku, šveisos susimane. Nu, būt nebloga. Tokių apskals, pašerts, šveisos susimane. Kas aš tau? A Saulė?